Labas, kadangi nusprendai peržiūrėti šį video, vadinasi, tu domiesi papildomomis galimybėmis. Kaip užsidirbti tiesiog laisvu metu, kaip susikurti finansinę laisvę, laiko ar net vietos laisvę. Todėl tikiuosi, kad šio video metu aš tau padėsiu priimti tinkamą sprendimą. Nieko nelaukdama dalinuosi ekranu ir pristatysiu būtent Italijos kompanijos Sorgenta galimybės ir žinoma, kaip galite čia startuoti, kad gauti kuo geresnius rezultatus. Taigi, Sorgenta tai yra itališka kokybė jums ir jūsų namams, kadangi kompanija tikrai turi labai platų asortimentą. Pati kompanija yra įsikūrusi 2016 metais Italijoje. Būtent, žinote, Lietuva mėgsta itališką kokybę, tai net neabejoju, kad pamils ir šios produktus. Į Lietuvą pirmus žingsnius bandė žengti 23 metais, tačiau nebuvo nei vieno žmogaus, kuris tinkamai įvestų šią kompaniją, parūpintų tinkamus įrankius, kad žmonės galėtų dirbti bei uždirbti. Todėl pradėjome startuoti tik šių metų balandžio mėnesį ir jau turime tikrai labai puikių pasiekimų žmonių, kurie nusprendė sustartuoti su šia kompanija taip, kaip sustartavau ir aš. Tai žinoma, galimybės yra laukiamos kiekvienam, galimybės tiek vyrams, tiek moterims, tiek studentams, tiek mamoms, tiek samdomą darbą dirbantiems žmonėms. Šį darbą, šią veiklą gali pasirinkti visi, kurie turi laisvo laiko. O laisvo laiko iš tikrųjų turi kiekvienas žmogus. Mažiau scrollinkime socialiniuose tinkluose, mažiau žiūrėkime serialų, mažiau žiūrėkime filmų, mažiau tiesiog švaistykime savo laiką ir vietoj to, kad jį švaistytumėm, įdarbinkime ir iš to uždirbkime pinigus. O uždirbti pinigus, žinokite, galima nemažus. Ir čia ateina į pagalbą marketingo planas. Taigi, ši kompanija turi netgi 3 dalis. Kaip matote, pati pirma dalelė tai yra nuo 0%. Ir nuo 0% žmogus, aišku, 0%, 0 ir uždarbio. 4% prasideda uždarbis. Kiekvienas pasiekimas turi vis didesnį komisinį atlygį, vis didesnį jūsų uždarbį, kurį galite persivesti į savo sąskaitą. Kaip matote, nuo 14% šiek tiek marketingo planas yra išskirtas sidabrinė spalva. Pilka spalva, čia jau kaip pavadinsiu, taip nepagadinsi. Ir būtent čia jūs gaunate papildomus 2% nuo kompanijos apyvartos. Visų 14%, kiek yra kompanijoje. 17% gauna 4% papildomai premijos. Čia jau kaip premijos skaičiuojasi nuo bendros kompanijos apyvartos. Ir su kiekvienu pasiekimu tos premijos vis didėja, tos premijos yra vis didesni procentai. Kaip matote, 20% jau turi 7% papildomos premijos prie to, ką jis jau ir taip uždirba. Taip pat matote, jog paskutinis procentas yra 20 ir daugiau aukštesnių kvalifikacijų nėra. Tačiau nuo surinktos struktūrinės bei asmeninės apyvartos priklauso, kokį papildomą procentą jūs gausite. Tai va 10 000 taškų apyvarta, tai yra netgi jau 12,5%, jeigu gerai greitai suskaičiavau. Tai 12,5% premijos nuo kompanijos apyvartos. Kitas 20% su 20 000 apyvarta dar dasideda 4,5%, tai čia jau 17% apyvartos papildomos premijos nuo kompanijos apyvartos. Ir taip su kiekvienu procentu jūs uždirbsite vis daugiau ir daugiau. Tikiuosi, kad čia tikrai matote galimybės. Ir žinoma, kaip čia reikėtų sustartuoti? Pirmas dalykas, tai mes turime 3 būdus. Taip reikia surodyti. 3 būdai, kaip galima sustartuoti. Vienas iš jų tai yra nemokama registracija. Tikrai galite pasinaudoti šitą galimybę, bet per 2 savaitės reikėtų pasidaryti užsakymą, kad jūsų paskyra būtų aktyvi. Kol jūs būsite tiesiog prisiregistravę, jūs būsite kaip klientai ir negausite jokios nuolaidos kompanijoje. Tiesiog matysite produktus, matysite aprašymus, matysite sudėtis ir panašiai. Bet tam, kad jūsų registracija pasitvirtintų ir jūs gautumėte produktams nuolaidos, jums reikia susidėti į krepšelį prekių už 50 taškų PV. Matote, pasirinkti produktai už minimum 50 PV. Tada pasitvirtina jūsų registracija, jūs iš karto pagal marketingo lentelę tampate 4% ir pradedate uždirbti pirmąjį savo komisinį atlygį.
Ten tikrai nėra labai daug, bet keli eurai, kaip aš sakau, pliusas, o ne iš kišenės. Ir žinoma, tai reikia padaryti per 2 savaitės. Kitas starto būdas tai yra kvepalų mėginėlių papkė, turbūt vienas iš populiariausių įrankių, kuris yra tikrai labai aktualus žmonėms, kurie mėgsta kvepalus, kurie mėgsta rodyti asortimentą, mėgsta rodyti žmonėms kvepalų pavyzdžius, mėgsta susitikti su draugais, būti būryje ir tiesiog rodyti pat galima mėginukų papkę ir šitaip galima uždirbti nemažus pinigus. Pirmas dalykas, tai į šitą rinkinį įeina kvepalų mėginėlių papkė su 144 testeriais po 3 ml. 3 ml ir jie visi yra purškiami. Kadangi jie yra purškiami, žmogui lengviau yra tiesiog užsipurkšti ant rankos, užuosti kvapą, išsirinkti savo tinkamą ir žinoma įsigyti jį iš jūsų. Ir žinoma, jūs gaunate dovanų vieną buteliuką kvepalų 100 ml. Ir šio rinkinio kaina yra 120 eurų. Bet išduosiu paslaptį. Nuo kvepalų jūs uždirbate 50%. Vadinasi, klientui kvepalų buteliukas kainuoja 32 eurus. Jūs jį nusiperkate už 16 eurų, kai jau tampate verslo partneriu. Ne klientu, o verslo partneriu. Ir verslo partneriu tampate su bet kuriuo šiuo starto paketu. Tai jūs parduodami 10 buteliukų kvepalų savo kišenėje turite 160 eurų. Jums jau papkė atsipirko ir dar liko jūsų kišeniai 40 eurų. Kaip puikus uždarbis. Tikrai taip ir plus. Kiekvieną kartą jūs galėsite uždirbti vis daugiau ir daugiau. Ir tikrai neapsiriboti tik kvepalais, bet galima apsiriboti ir dar didesniu prekių asortimentu, nes su juo susipažinsite sekančią skaidrėje ir žinoma, jis yra labai platus. Ir žinoma, trečias būdas, kaip galima sustartuoti, tai yra Promo Light sveikinimo rinkinys. Tai yra kompanijos paruošta dėžutė, su kuria jūs galite sustartuoti ir joje jūs gaunate 20 skirtingų produktų testerių po 3 ml. Jūs gaunate 2 buteliukus eliksyrinių kvepalų po 35 ml, kurie yra 30% parfumo. Vadinasi, jie tikrai labai puikiai laikosi. Ir žinoma, jūs galėsite tiesiog pažiūrėti, ar jums patinka kvapas, parodyti draugams, artimiesiams, pažįstamiems ir šitai pradėti rinktis užsakymus. Gaunate atkuriamąjį veido kremą 50 ml, veido kremą nuo saulės su SPF 30, 100 ml, šampūną nuo plaukų slinkimų, dažna moteris susiduria su šia problema, ir 250 ml, itin galingą riebalų šalinimo skystį. Tikrai žinokit, tai yra itin galingas. Jūs gaunate, taip pat gaunate produktų katalogą ir viso šio rinkinio kaina yra tik 69,99. Pripažinkim, tikrai nedaug. Tikrai labai labai nedaug. Ir žinoma, jūs gausite 50 taškų, su kuriais iš karto galėsite tapti verslo partneriu bei turėti savo 4% pirmąjį pasiekimą. Tai va, yra 3 būdai, kaip jūs galite sustartuoti. Arba pasirinkti per 2 savaitės savo tinkamus produktus, kuriuos jūs norėtumėte išbandyti, arba pasirinkti tai, ką teikia jums kompanija. Taigi, kaip čia iš tikrųjų reikėtų dirbti? Pirmas dalykas, reikia suprasti, kad marketinge galime dirbti keliais būdais. Pirmas, tai tiesiog būti vartotojais ir sutaupyti ant produktų. Įsivaizduokit, jūs sutaupote nuo 20, net ne iki 60, aš čia parašiau nuo 60, o kartais net iki 80% nuolaidos. Įsivaizduokit, kiek jūs galite daug sutaupyti pinigų, savo pinigų. Tai kadangi kompanija tikrai yra ta kompanija, kuri orientuojasi į žmogų, orientuota yra į produkto kokybę, bei kad žmogus galėtų įsigyti kuo žemesnę kainą, nes jie patys yra gamintojai, tai žinokit, kad jūs gaunate žemiausią kainą, kokią tik begalite gauti, todėl kompanija leidžia dažnas nuolaidas ir padeda jums sutaupyti. Antras būdas, tai jūs galite tiesiog rekomenduoti produktus ir būti pardavėjai. Galite pardavinėti visą sortimentą, kokį tik beturime savo kompanijoje, ir šitaip nuo kiekvienos prekės uždirbti skirtingą procentą. Nuo valymo priemonių 40%, nuo kvepalų 50% ir kiekvienas skiltis turi savo procentą, kurį jūs uždirbate. Jeigu jūs pardavinėsite tik kvepalus, vadinasi, kiekvieną kartą nuo kiekvieno buteliuko 50% lieka jums. Ir šitaip jūs pildote savo piniginę. Ir žinoma, yra trečias būdas, tai yra ir pardavinėti produktus, ir vartoti, ir ieškoti verslo partnerių. Kaip ir minėjau, marketingo plane visada apyvartos skaičiuojasi tiek asmeninės, tiek struktūrinės. Vienam surinkti 10, 20 ar 30 tūkstančių apyvartą, žinokit, tikrai
Yra kas veikti ir yra sunku, pripažįstu. Bet visada sakau, kad laukia esam vienas ne karys. Todėl mes kuriame bendruomenę, kuriame verslo partnerius, padedame žmonėms uždirbti pinigus, šitaip didindami savo apyvartą ir uždirbdami didesnius pinigus. Aš visada sakau ir pabrėžiu, mes niekada neuždirbsime pinigų tol, kol nepadėsime jų uždirbti kitiems. Pirma, mes padedam verslo partneriams, o tada uždirbame patys. Ir taip mokinasi kiekvienas žmogus dirbti su tuo pačiu tikslu - padėti kitiems, kad uždirbtų pats. Ir tai yra visiškai normalus verslas, nors yra skeptikų, nors yra žmonių, kurie vis dar abejoja marketingo galimybėm, bet aš jau kuris laikas dirbu su marketingu ir tai yra geriausias pasirinkimas. Tai yra geriausias sprendimas, kai tu gali dirbti tada, kada tu nori, kai tu gali dirbti iš ten, kur tu nori. Ir žinoma, tu gali uždirbti daugiau negu samdomam darbe. Žinoma, nuo kiekvieno produkto skirtingai, ką jūs pardavinėsite, skirtingą procentą uždirbsite. Lygiai taip pat sutaupysite, lygiai taip pat uždirbsite ir dar plus rinkdami apyvartas jūs gaunate antrą atlyginimą, tai yra už padarytą apyvartą. Komisinis atlygis, kuris skaičiuojamas vieną kartą per mėnesį. Tai jeigu nuo pardavimų jūs uždirbate kiekvieną dieną nuo mėnesio pirmos dienos iki mėnesio paskutinės dienos kaupiate taškus, už tuos taškus kitą mėnesį jūs gaunate komisinį atlygį, kurį galite persivesti į savo sąskaitą. Į savo sąskaitą galima prasivesti nuo 30 eurų. Tai yra kompanijos nustatyta suma. Arba galite kaupti nuo mėnesio pirmos dienos, pavyzdžiui, nuo metų pirmos dienos netgi iki gruodžio mėnesio ir visų metų sukauptą sumą jūs galėsite persivesti į savo sąskaitą. Tai yra žiauriai geras dalykas, tikrai labai, nes nesu girdėjus, kad kompanijos tai leistų daryti, žinokit. Tikrai nesu girdėjus. Tai gali būti kaip jūsų taupomoji, nežinau, sąskaita, kurioje jūs tiesiog rekomenduojate produktus, perkatėsi dėl savęs tiesiog ir šitaip taupote po kelis eurus. Taigi, kokios galimybės yra šioje kompanijoje? Tai pirma, pradedate be jokios rizikos. Jūs visiškai nieko nerizikuojate, jums nėra jokių privalomų pirkimų, jūs tiesiog nusprendžiate. Jeigu jau nusprendėte, kad norėtumėte sustartuoti, tarkim, su savo pasirinktais produktais. Jūs nusiperkate produktus, kurių reikia jūsų namams. Gal tai valiklis, gal tai jūsų plaukų priežiūros priemonė, gal tai yra veido priežiūra. Dar bet kas tai, ką jūs išsirinksite, kas jums yra šiuo metu aktualu jūsų namuose, ką jūs pirktumėte prekybcentrėje, kosmetikos parduotuvėje ar dar kažkokia tai kitoj fiziniai parduotuvėje, tai jūs išsirenkate visą tai iš savo elektroninės parduotuvės. Taip pat, žinoma, jūs turite galimybę su šia kompanija susikurti laiko, vietos bei finansinę laisvę, turėti neribotas uždarbio galimybės ir, žinoma, lankstų darbo grafiką, kaip ir minėjau. Čia nėra jokių privalomų kažkokių tai nustatytų dalykų, kuriuos jūs privalėsite daryti. Viską, ką jūs darysite, darysite dėl savęs. Kada jūs nuspręsite dirbti, tada jūs ir dirbsite. Kiek jūs nuspręsite dirbti, tiek jūs ir dirbsite. Bet visa tai turi įtakos jūsų rezultatuose. Taip pat galimybė kaupti, kaip ir minėjau, savo komisinį atlygį iki gruodžio 15 dienos. Tai yra labai svarbu, kai tik jau yra pervedamas paskutinis komisinis atlygis už lapkritį, tai tada žmogus jau turėtų gruodžio 15, kai jau vyksta visi suskaičiavimai, viskas suskaičiuota, sustiguota, sutvarkyta, tada žmogus gali persivesti į sąskaitą visą sukauptą sumą. Tai gali būti nuo sausio mėnesio, tai gali būti nuo birželio mėnesio, tai gali būti nuo bet kada tų metų laikotarpio. Taip pat kompanija, žinoma, bendradarbiauja su daugybė Europos šalių ir ne tik Europos šalių. Turime ir Šveicariją, ir, žinoma, turime Angliją, turime pritaikytas tam tikras nuolaidas, kad žmonėms nebūtų muito, kad nebūtų kažkokių tai mokesčių papildomų, kad žmogus tikrai atėjęs, jisai jaustųsi, kad jisai gali uždirbti ir gali uždirbti ne kelis eurus, o daug eurų ir šitaip papildyti savo kišenę bei pagerinti savo finansinę padėtį. Taip pat, žinoma, žmogus atėjęs dirbti kartu su mumis gauna draugišką bendruomenę, tikrai palaikymą, motivaciją, mokymus, pagalbą ir visada šalia esantį žmogų, kuris yra pasiruošęs jam padėti. Ir galimybę tobulėti bei įgyti pasitikėjimą savimi, jei jo trūksta. Marketinge aš asmeniškai esu tas žmogus, kuris nepasitikėjo savimi, bijojo visko, kas ką pasakys, kaip atrodys. Aš niekada gyvenime nesupratau, kas yra marketingas, galvodavau vis laik piramidė, afera, nesąmonė ir čia yra tikrai ne man. Bet
Šiandien aš jums pristatinėju kompaniją ir aš žinau, aš esu pasitikinti savimi, aš myliu šią veiklą, ši veikla pakeitė mane, pakeitė mano įsitikinimus, pakeitė mano finansinę gerovę, pakeitė mano patį gyvenimą ir už tai esu dėkinga būtent marketingui. Ir jūs galite lygiai taip pat uždirbti marketingė. Toliau. Žinoma, kas yra labai svarbu, tai susipažinti šiek tiek su produktais. Kompanija, kaip ir minėjau, tikrai turi labai platų asortimentą. Kompanijoje yra apie 4000 produktų, tai yra tikrai labai labai daug. Ir pripažinkim, visų produktų išbandyti mes negebėtumėm. Todėl mes atsirinkame tai, kas mums yra aktualu. Ši kompanija apie 80% produktų gamina patys Italijoje. Todėl gali išlaikyti žemas kainas. Ir kartais, kai aš prisijungiu prie šitos kompanijos, vienu momentu galvojau, tai kokia to produkto išeiga, jeigu jie gali paleisti tokias nuolaidas. Paskutinis punktas - mokėk mažiau už daugiau. Realiai, jūs perkate 3 vienetus produkto, pavyzdys, plaukų kaukė. Ji kainuoja klientui 14,99. 14,99 viena kaukė. Žmogus gali, verslo partneris gali nusipirkti 3 kaukės už 17,99. Nu, 3 kaukės už 17,99 tai yra tikrai labai labai pigu, pripažinkim. Tai iš tikrųjų yra daug, ne tik su kaukiam, tai yra su daugybė produktų šitoj kompanijai, kuriuos galite įsigyti 3 vienetus už tiesiog mažesnę kainą. Tai būtent dėl to, kad kompanija gamina produktus. Mes gauname juos tiesiai iš gamintojo, daugiau jokių kitų rankų nėra, nėra reklamos, nėra kažkokių tai parduotuvių, nėra lentynų, nėra nieko, tik tais gamintojas ir mes. Taip pat, žinoma, patys produktai yra patvirtinti dermatologų, sertifikuoti ir natūralūs, gaminami iš aukštos kokybės produktų. Taip pat efektyvus, jau mano pačios išbandyti tikrai ir 100% rekomenduoju. Pardavimus darau net nekurdama socialiniuose tinkluose reklamos. Nesu sukūrusi, gal story vieną kitą paleidusi, bet šiaip reklamos nesu sukūrusi, bet aš jau produktus pardavinėju. Taip pat, žinoma, labai geras kainos ir kokybės santykis, tai yra tiesiog jisai yra puikus. Kaip ir minėjau, kompanija turi galimybę leisti mums nusipirkti už tikrai labai labai žemą kainą. Patrauklus dizainas, todėl šis dizainas yra tinkamas tiek dovanom, tiek artimiesiems, tiek tiesiog kalėdiniam dovanom, kadangi yra tikrai tokių produktų, kurie tiks net kalėdoms, gimtadieniams, viskam, įkurtuvėms galų gale namų valymo rinkinį galima nupirkti ir žmogus už tai tikrai bus labai dėkingas. Tai asortimentas yra platus, jums tai reikia išsirinkti, ką norite išbandyti ir žinoma, kaip norėtumėte sustartuoti. Ir žinoma, aš visada kviečiu jūs į mūsų kompaniją. Kviečiu jūs pasirinkti Sargentą ir, žinoma, pradėti dirbti kartu jau dabar. Kompanija yra visiškai nauja ir laukia tavęs. Jeigu tu nusprendai, kad laikas pradėti keisti savo gyvenimą, pradėti turėti kažką kito, kažką naujo, atrasti save galų gale, realizuoti save, matyti gyvenimą kitokiamis spalvomis, Sargenta yra pasiruošus tave išmokinti. Būtinai parašyk žmogui, kuris atsiuntė tau šį video, kurį būdą tu pasirinksi startuoti ir susitiksime vidinėse grupėse.